Dėstau dizaino centre, dizaino pagrindus, dizaino istoriją, eskizavimo techniką ir studentai pasirinkę pramoninės dizaino inžineriją sutinka mane dažniausiai pirmam, antram kurse. Sutinku ir su kitų fakultetų studentais ir kartais ir baigiamuosiuose darbuose. Tai mano pomėgių ir darbo veiklos arealas gana didelis, kaip jau ir buvo minėta. Ir labai dažnai sulaukiu ir iš studentų, ir iš kolegų klausimų, tai kaip čia dabar mes turim Dailės akademijoje dizainą, turim KTU dizainą, kodėl aš kaip Dailės akademijos absolventė esu čia Kauno technologijos universitete. Tai kolegom netgi esu prasitarusi, kad norėjau įstoti į spaudos inžinerijos magistrą po savo bakalauro studijų Dailės akademijoje, nes man asmeniškai pritrūko techninių žinių. Kaip laisvai samdomai dizaineriai, aš pajutau, kad man reikia daugiau žinių apie spaudą, nes aš tuo metu specializavausi pagrindė būtent grafiniam dizaine, kas tuo metu buvo apimantis spaudos lauką. Šiai dienai be abejo mes turime labai daug ir animacijos, ir kompiuterinės grafikos, ir tikrai viskas evoliucionavo nuo tų laikų. Tačiau visas dizainas turi ir techninę pusę, ir turi kūrybinę pusę. Ir labai dažnai Dailės akademijoje pritrūksta tų specialistų, todėl mūsų pramoninio dizaino inžinerija yra būtent kartu su Dailės akademijos specialistais ruošiama studijų programa. Mes turime konsultantus iš Dailės akademijos specialistus iš dizaino katedros ir turime labai didelę gerą inžinierių, technologų, medžiagotyros specialistų bazę būtent mūsų fakultete. Taigi, keliaujant per skaidres, dėl ko aš pasirinkau tą temą, ar gali būti dizainas be gaminio, ar gaminys be dizaino, tai būtent čia mes ir turime tą simbiozę, labai gražų suderinamumą technologinių procesų, kaip produktas iškeliaus į atvirąją rinką, kaip kažkoks kūrinys, galbūt meninis kūrinys pavyks, nepavyks, kaip jisai atsiras mūsų vartotojų kasdieniniam gyvenime. Gal kažkas norėtų replikuoti, kaip manot, ar gali būti savarankiškai dizainas be gaminio? Jauni žmonės esat, gali būti, ar ne? O ar gali būti kažkoks gaminys visiškai be dizaino? Mūsų fakultete vyresnės kartos dėstytojai kartais sako, tai čia dizainas, jisai savarankiškai, mes darom inžinerinius dalykus, mechaninius. Deja, bet kiekvieno gaminio, kiekvieno produkto pusė, kuri yra atsakinga už estetiką, už ergonomiką, yra dizaino dalis. Ir todėl mes stengiame savo studijų programoje per įvairius dėstomus modulius apimti šitus dalykus, kurie yra susiję su to produkto galutinė forma, galutinė estetika. Bandau kovoti su skaidrėmis. Taigi, kas yra labai svarbu mūsų kontekste, mūsų šitoje studijų programoje, kad mes stengiamės, kad dizainas tas būtų orientuotas į estetiką, į paskirtį ir mes labai stipriai kalbame apie design thinking, tai yra dizaino mąstysenos metodika. Jeigu kažkas jau galvojate ir apie studijų tęstinumą šitame universitete, tai kaip tik nuo rudens startuos ir dizaino magistro studijos, kur mes kalbėsime apie dizaino plačiaja prasme pritaikomumą pramonėje, ekonomikoje, projektų valdyme, turėsime kviestinių dėstytojų didžiulį kolektyvą ir būtent gaminys gali būti fizinis, skaitmeninis, kažkoks tai tenkinantis tiesiog konkretų poreikį, bet jisai negali būti savarankiškas be dizaino. Taigi mūsų studijų programa yra išskirtinė tuo, kad mes integruojame inžineriją, meną ir vartotojų patirties dizainą ir taip pat turime modulius ir būtent vartotojo patirties sąsajos ir stengiamės išugdyti visus įmanomus gebėjimus. Tai tikriausiai visi, kas galvojate, jeigu galvojate apie dizaino studijas, tai žinote apie 3D modeliavimo aplikacijas. Mes pradame 3D modeliavimą nuo fizinių priemonių, nuo fizinių medžiagų. Štai pirmo kurso studentai jau kitą savaitę po Velykų griebs į rankas molį. Kodėl aš paminėjusi esu automobilių dizainą? Todėl, kad neretai, nepasakysiu šiai dienai, nes tiesiog nepasidomėjau prieš pranešimą, bet automobilio aerodinaminiai paskaičiavimai ir automobilių dizainas dažnai būdavo išgryninamas būtent naudojant molį kaip tvariausią medžiagą. Šiai dienai mes viską galime spausdinti 3D spausdintuvu, bet kalbant apie aerodinaminės savybės ir modeliuojant, molis yra labai dėkinga medžiaga tuo, kad mes juos galime pridėti, nuimti, ištirpinti,
perminkyti ir vėl naudoti. Visi plastikai, visi glaistai, gal kažkas užsiema mėgėjiškai kokiu nors modelių konstravimu, tikriausiai žino, kad kartą panaudojus automobilinį glaistą, jo daugiau niekur nebepritaikysim, jisai neišsilydys, nebus panaudojamas. Todėl būtent mūsų studijų programoje, kuomet susidurėme su 3D spausdinimu, dėstytojai mūsų Lorenzo Piazzi, kolegos doktorantai, kurie dirba kartu mūsų M-labe, ieško sprendimų ir priemonių, kaip pakinkyti 3D spausdintuvus, kad jie spausdintų iš medžiagų, kurios būtų dar kartą ir dar kartą panaudojamos arba sunaudoti įvairias atliekas, kurios lieka po įvairių pramoninių procesų ir gamybos. Taigi, dizaino mąstymas ir problemos sprendimų ieškojimas. Ir studijumas be abejo apima ir praktiką, ir teoriją. Taigi tas dizainas be gaminio, tai be abejo, kaip kažkas paminėjo, kad dizainas be gaminio jisai gali egzistuoti, jisai yra koncepciniai sprendimai, yra skaitmeninio dizaino sprendimai. Tiesą pasakius, netgi kadangi esu iš Dailės akademijos kažkada atėjusi čia, žinau skulptorių, kurie būtent yra kūrę skulptūras, kurių niekada fiziškai niekas nėra pačiupinėjęs. Tai yra 3D sukurtos skulptūros ir būtent skaitmeniniai modeliai. Lygiai taip pat mes galime ir dizainą turėti, bet jeigu mes kalbam apie pramonę ir inžineriją, kalbam apie gaminius, kurie pasiekia vartotoją, kaip mėgstu studentam priminti, kol mes gyvename ne matricoje, kol turime rankas, galvas, akis ir visas mūsų juslės, mums vis dar reikalingi ne tik skaitmeniniai objektai, bet ir mūsų apčiuopiami dalykai. Tai štai mes matome ir skaidrėje keletą eksperimentų su gamtiniam priemonėm, gamtinė žaliava mūsų M-lab laboratorijoje, kurioje spausdinama ir iš grikių, spausdinama ir iš kiaušinio lukštų, iš maisto atliekų. Taip pat yra vykdomi įvairūs edukaciniai projektai, nežinau, gal iš jūsų kas nors yra dalyvavę tiek Kauno technologijos universiteto organizuotose įvairiose studijose, mokymuose moksleiviams. Taip pat mane pačią, gal kažkas netyčiom kur nors matė, dalyvauju Mąstyk vaizdu projekte su Lietuvos dizaino asociacija, Kalbėk vaizdu, ir kultūros tarybos finansuotas projektas buvo, kuomet vizitavom gimnazijas, vizitavom moksleivius jų saugioje, įprastoje aplinkoje ir kalbėjom tiek apie būsimas studijas, tiek apie dizaino sprendimus, grafinio dizaino sprendimus. Tai paprasčiausias daiktas turi dizaino elementus, tai tokius dalykus kaip ergonomika ir funkcionalumas, ir be šitų dalykų mes negalime paleisti kažkokių tai gaminių, produktų į plačiąją gamybą. O be technologijų žinių, kurių mes turim tikrai didžiulį gerą bagažą, ir mūsų dėstytojai, ir mūsų laboratorijos suteikia galimybę dirbti ir su įvairiais polimerais, ir, kaip minėjau, su 3D modeliavimu, nepabandžius, nepasiskaičiavus, neišsityrus medžiagiškumo visų tų produktų, kurie iškeliauja į pramonę, mes negalime būti tikri, kad jie bus tinkamai, kokybiškai atkartoti, pagaminti ir replikuoti. Taigi mūsų pramoninio dizaino inžinerijos studentai išeina turėdami ir techninių žinių bagažą, ir kūrybinį bagažą. Jei kažkam pritrūksta studentam tų kūrybinių meninių žinių, aš manau, kad visada galima jas papildyti savarankiškai, visada konsultuoju studentus, jeigu kažkas turi kažkokių tai kūrybinių idėjų, sugrįžta pas mane studentai iš Erasmuso buvę, netgi turėjau pernai metais, gegužės mėnesį vieną studentą vizitą, sako, dėstytoja, labai atsiprašau, kad nelankiau jūsų paskaitų taip, kaip norėčiau, bet mano kolega, kuris lankė šį, bet labai džiaugiasi jūsų paskaitom, tai sako, aš norėjau atsiprašyti. Faktas yra tas, kad studentai pas mane sugrįžta, mes kalbamės, aš jiems skiriu papildomas konsultacijas, jeigu tam yra poreikis, stengiamės balansuoti tarp kūrybingumo ir išmanumo ir žmonių, jaunų žmonių kūrybinio potencialo nukreipimo tinkamą linkme. Kodėl aš rekomenduoju, galvojant apie dizainą ir apie ateitį savo rinktis Kauno technologijos universitetą, tai visų pirma, kad ir jūsų kūrybinis potencialas bus atskleistas ir išvystas, ir jūs turėsite labai gerą bendrųjų įgūdžių, technologijos įgūdžių ir visų kitų žinių bagažą, kuris neišvengiamai reikalingas ateities kartom, ir būtent design thinking metodika, jinai yra labai aktuali ne tik tai dizaino sprendimuose, bet ir ekonomikoje, versle, projektų valdyme, politikoje, begalėje sričių.
Taigi, dizainas padeda spręsti vartotojų problemas, kurti patrauklų ir tvarų produktą ir skatinti inovacijas. Tai čia ne tik pramoninio dizaino inžinieriai, o praktiškai visose studijų moduliuose aktualūs dalykai. Ir net pasirinkę kitus studijų modulius, design thinking arba dizaino mąstymo modulį galima papildomai pasirinkti kaip papildomą modulį pasirinkus BA+ studijas arba papildomus modulius, kiek žinau, jau nuo rudens startuos pas mus man rodos ir mikromoduliai, kada studentai, jaučiantis poreikį žinias gilinti plačiau, galės pasirinkti didesnį pakelį paskaitų ir jas išklausyti ir panaudoti jas savo studijų metu arba netgi darbo praktikoje. Tai va, dizainas ir gaminys vis tik viens be kito retai turi savo praktinę vertę ar panaudojimą ir mes tikimės, kad mūsų specialistai pabaigę, mūsų studentai gali tas žinias panaudoti įgytas studijų metu savo darbo praktikoje. Tai tiek apie mūsų studijų programą. Dėkui. Gal kas nors klausimų kokių nors turi?